Sveiki, pastebėjau, kad priejau tokią ribą, kad net trumpiausių video apie Lietuvos politiką nebegaliu išžiūrėti. Atrodo, užtenka vieno sakinio ir viskas norisi išjungti lauk. Tiesiog nebesinori nei matyti, nei girdėti, nei klausytis tų visų nesąmonių. Nes grinai peza vėjus. Melas ant melo, informacija iškraipyta, propaganda, bando kažkaip savį išvartyti. Ir dabar geriausias mūsų naujasis premjeras, trečioji korta, Sinkevičius. Tai žmogus sako, nenoriu, bet jeigu teks, aš prisiimsiu atsakomybę už Lietuvą. Dėl Lietuvos aš imsiuos atsakomybės. Jau toks atsakingas. Taip, nenoriu tų pareigų, bet jis imsis atsakomybės dėl mūsų visų. Klausyk, Sinkevičiau, o kodėl tu neprisėmė atsakomybės čekiukų byloj? 14 tūkstančių. Kodėl tu neprisėmė atsakomybės už pavogtą televizorių? Tai jeigu esi toks atsakingas, toks vyras, tai sakyk. Atsiprašau visų rinkėjų, kuriuos nuvyliau, pasielgiau netinkamai, neapgalvotai, padariau klaidą, susigundžiau, ar sistema buvo ydinga. Noriu atsiskaityti su visais ir savo klaidą palikti už nugaros. Tai prisimk atsakomybę, o taip sukalbėk, tai pasirodys, kad esi atsakingas. O jeigu tu bėgi per 3 teismus, bandai išsivartyti, tėvelis užkaišioja viską pinigais, tai kur tavo ta atsakomybė? Jeigu toks šaunuolis esi, tu dėl pavogto teliko neprisėmė atsakomybės ir dabar tu prisimsi atsakomybę už Lietuvą? Nemanau, netikiu ir dėl to klausyti jais nebegaliu ir nebenoriu. Sėkmės visiems ir iki.